Labas rytas, važiuosim pasišert gyvuliuko, užsikabinsim priekabą, kadangi reikia vežtis 2 šieno rulonus, nes dar telyčias atsivežė. Tai va, važiuojam. Tai va, pasikrovėm šieno rulonų. Šienas jau šiemet eina į pabaigą, viskas eina į pabaigą. Gerai, kad dar šiek tiek turim baltų rulonų. Kažkaip išsisuksim, kad tokie metai buvo sausra. Tų pašarų nebuvo per daugiausiai. Tikiuosi neišsiardysis man, kol nuvažiuosiu iki gyvulių. Tada teks rankytėm viską. Tai ką turim ten tuščia. Čia tuščia, visur tuščia. Pašaras suėstas. Čia turim bėdą, kadangi tvora greičiausiai yra per žema. Kartais kuri nors viena pabėga. Man dar nebuvo tekę susidurti, bet tėčiui buvo kažkuri gražuolė iššoka per tvorą. Kuri šokinėjat per tvorus, ką? Gražuolė. Kadangi dar nebėra čia tos bačkos, tai formadorą reikės laistytis ir neštis iš ten toliau. Tai dar šiek tiek ir pavaikščiosim. Tai va, tai kimbam į darbus. Tai va, vakar ūkį turėjom netikėtų svečių. Atvažiavo neplaninis Ekoagros patikrinimas. Būtent mano ūkį tikrino, sufotkino viską, apžiūrėjo viską, gaila pats negalėjau dalyvauti. Buvau išvažiavęs. Tai va, žiūrėsim, gausim informaciją, kaip sekėsi, kaip praėjo patikra, rado kokių nors pažeidimų.
Tai va, su traktorium tokia situacija. Dar vis remontuojam. Nu kaip jau surinkinėjom. Kažkaip nėra laiko filmavimam. Šiek tiek gal ir skubam. Norisi greičiau padaryti, bus surinkta, bus galima darbuotis. Remontas gavosi pigus, reikėjo kelių žiedelių, kurie buvo suvalgyti. Tai pasakykim, jau nebebuvo tiesiog ten. Ir gaunasi, kad nėra slėgio ir 4 varomų ratų niekas net jungia. Jie užstrigo. Tai va, detalės gavom, viską gavom, susirinkom, persirinkom. Dabar sukrausim ir žiūrėsim, turėtų būti viskas gerai. Eina į pabaigą jau mano Formador, bet šiemet jau nepirksiu, tik tai rudeniui. Turėtų užtekti. Žiūrėsim, kas čia per reikalas. Ar pastebėsiu kažkokių pasikeitimų mėšle, būtinai papasakosiu. Procedūra nėra sunki, tai tikrai verta pabandyti. Kai čia iš tikrųjų pagalvoji, palaistyti kelis kartus, bet jeigu iš tikrųjų, kaip prašau, užfiksuoja visą tą azotą mėšlę, jisai įsisavina ir laikosi, tai kaip ekologinį ūkį, tai čia labai naudingas dalykas. Eik, eik. Nu čia nejum. Viskas turi būti tik jum, ne? Baik. Čia dabar. Na, su pašiūrė kaip ir darbai baigti. Visiems pakračiau, visus pašėriau. Tiesa, dar liko tos nešertos. Reikia nuvežti pastatyti ruloną. Tai va, užtrunka porą valandėlių, kol viskas susitvarkai. Yra ką veikti. Bet pagalvoji, tai, 3 dienom ramu. Važiuosim dar
nusipirkti tepalų traktorių į dėžę. Dar kelių smulkmenėlių reikia. Ir galbūt per šiandien ir rytoj jau traktorių užbaigsim. Ruošim žemės dirbimui. Jau mačiau, kažkas pradėjo darbus. Mum darbai prasidės vėliau, kadangi netręšiam. Tiesa, dar purkšiu tokiu ekologišku reikalu, bakterijas. Nupurškiau kviečius rudenį, kai pasėjau, tai iš tikrųjų šaknų sistema buvo įspūdinga, nes tikėjau tokio rezultato, kai be trąšų, be nieko pasėjai būna šaknis, liūdnos. Dabar šaknis buvo, vos ne per sprindį. Ilgos, gražios, įsišaknyjusios. Tai va, žiūrėsim. Ir reikia pakartoti tą patį pavasarį, nusipurkšim. Ir dar planuoju vasarinius. Vasarinius taip pat grūdus purkšti. Tai va, parodysiu, kaip seksis, kaip kas. Nežinau dar, kaip purkštuvas peržiemojo. Tai va, žiūrėsim. Artimiausi darbai būtų tokie. Dar reikia susižiūrėti plėvelės likučius rulonam, nes jau priiminėjau užsakymus, skambino, siūlė. Geras dalykas tas, kad plėvelė atpigo ir gan nemažai atpigo, taip pat tinkliukas plėvelės atpigo. Tai va, einam pasiskaičiuosim, kiek čia ko mums liko. Turim presą, dublį, Crown kombi peką. Viskas su juo gerai, tvarkingas, geras presas. Dirbam, plėvelė yra tenais. Aha, dar čia pusė rulono. Plėvelė yra tenais. Ir mes dar turim likę 6 vienetus. Likutis 6 vienetai. Praeitais metais nesunaudojom visko, nes nebuvo paprasčiausiai žolės. Čia, aha, dar 2, 8. 8 turim. Reikia dar kitą pusę pasitikrinti. Ir kitoj pusėje dar 2, tai turim 10 vienetų visas plėvelės. Čia geras dalykas. Reikia persiskaičiuoti, kiek ko užsakinė tada. Va, purkštuvas. Man užtenka. Aš kaip nedaug purškiu. Praktiškai nepurškiu. Ai, dar iki pilnos laimės reiktų kurų užsisakyti, nes su tiek irgi nieko padaraus nenuveiksi. Va, seniausias ūkio traktorius. Reikia šiek tiek remonto jam, apsitepalavęs, bet jisai praktiškai nedirba. Ir dar turim šitą gigantą, Doną. Čia buvo senelio sprendimas, o dabar jau mes su juo dirbam. Ką, važiuojam namo. Viena čia, nėra laiko, reikia traktorių tvarkyti, krūvos darbų. Tai va, dar laisvo laiku turiu kitą projektą. Bevažiuojant dingo sankaba. Jau čia persikroviau viską naują, sankaba, diskatorius, magratė. Mano bolidas nusprendė, pareikalavo remonto. Tai va, dar kol turiu laiko per pietų pertrauką, dar šitą pakrapštau reikalą. Tai ką, nuotaikos nekokios. Traktorius jau kieme, bet rezultato nėra. Viską perrinkom, viską sutvarkėm, o rezultatas toks pats, kad stringa. Jisai
laisvu, įjungus laisvą net nerieda. Stringa panašu, kad ta pati 4 varomo mova, ar kaip ją pavadinti, tenais randasi pavarų dėžiai. Panašu, kad stringa jinai ir neduoda laisvai judėti. Aria kelia visą tie ratai, sustoji ir viena pusė taip tink, tink, tink atsringinėja, lyg kažkas atleistų. Tai vad nežinau, remontas nesibaigė, nuotaika sumauta, nežinau ką reikės daryti. Antrą kartą nesinori tą pačio kartot, bet jeigu teks, tai kartosim. O tau ir Belarusas, ir pats susitvarkai. Tai šiame video tiek būtų, ačiū kad žiūrit, nepamirškit paspausti subscribe mygtuko, palaikinkit aišku. Ką, iki tada.